Labadiena, paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra rugpjūčio 19 diena, pirmadienis ir kartu su jumis tęsime išmaniųjų energijos apskaitos sistemų arba taip vadinamų išmaniųjų elektros energijos skaitiklių klausimo nagrinėjimą. Prieš mėnesį laiko paskyroje Mozerio žinios esančioje Patreon platformoje paskelbiau apie tai, kad kartu su vartotojais, kuriems šis klausimas yra aktualus, pradedame baigiamąjį finalinį ginčo su energijos skirstymo operatoriumi ir valstybinė energetikos, reguliavimo taryba etapą šiuo klausimu. Ir pradedant Liepos 16 dieną, visą tą laiką skelbiau paskyroje Mozerio žinios, skelbiau atitinkamų dokumentų, prašymų ir pretenzijų adresuotinų atitinkamoms institucijoms pavyzdžius kartu su komentarais ir paaiškinimais dėl tų dokumentų pateikimų. Praėjo mėnuo laiko ir manau yra tikslinga padaryti tokią trumpą apžvalgą apie tai, ką mums pavyko per tą mėnesį nuveikti, kokiame mes taške esame ir ką mes darysime toliau. Dėkoju vartotojams, kad jie yra kantrūs, vartotojai, kuriems tikrai šitas klausimas rūpi, yra aktualus, kad jie yra kantrūs, kad jie seka mano patarimais, kad jie vadovaujasi mano rekomendacijomis. Ir atleiskit už terminą, už žodį pasakysiu, ir nezyzia dėl to, kad jiems reikia atlikti daug veiksmų, kad netliekama viskas yra vienu ypu. Noriu paaiškinti, kad tokia taktika yra pasirinkta sąmoningai. Siekiame išvarginti savo varžovą, savo oponentą ir sąmoningai teikiame klausimus dozuotai. Viena iš priežasčių, kodėl taip darome, tai yra todėl, kad dalis tų klausimų pagal kompetenciją yra priskirtini energijos skirstymo operatoriui, kuris tiesiogiai užsiima išmaniųjų elektros energijos skaitiklių diegimo procesu. Kiti klausimai tiesiogiai yra priskirtini valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, dar kiti vyriausybei. Tai vat yra viena iš priežasčių, kodėl yra tie atskiri raštai, atskiri paklausimai, bet kita priežastis yra tai, kad mes sąmoningai, dozuotai teikiame informaciją tom institucijom arba tik tai dalį klausimų vienu raštu pateikėme tam, kad priešininką savo varžovą išvargintume ir kad jis galų gale palūžtų. Aš tikiu šitos taktikos sėkme. Ką mes nuveikėm, tai gal pasakysiu taip trumpai, glaustai, nes vėliau aš padarysiu atskirą įrašą, tekstinę informaciją, sudėsiu viską iš eilės, kaip sakyti, sutrauksiu ir susisteminsiu. Tai, ką mes per šį mėnesį jau nuveikėm, tiem vartotojams, kurie dar nepradėjo šito proceso, bet jį norėtų pradėti, jį norėtų įsijungti, jūs tą galite padaryti, tai jūs tiesiog vadovaukitės mano patarimais, kuriuos rasite paskyroje Mozerio žinios, esančioje Patreon platformoje, paskelbtame įraše, kurį aš planuoju paskelbti, jei ne šiandieną, rugpjūčio 19, tai rugpjūčio 20 dieną. Jeigu jūs nesate paskyros Mozerio žinios prenumeratorius, turiu omenyje prenumeratorius Patreon platformoje, tai rekomenduoju juo tapti, nes ten skelbiama informacija yra prieinama tik tai paskyros prenumeratoriams. Jūs kol kas galite prenumeruotis ir naudotis paskyroje skelbiama informacija neatlygintinai. Prenumeruokite paskyrą naudodami funkciją Join for Free. Šios laidos aprašyme aš įkelsiu nuorodą prisijungimui prie paskyros Mozerio žinios esančios Patreon platformoje. Jeigu kas turite klausimų dėl registracijos, dėl prenumeratos, parašykite man elektroniniu paštu. Jo adresą taip pat paliksiu laidos aprašyme. Čia informacija yra skirta tiem žiūrovams, kurie dabar mane mato ir manęs klausosi YouTube kanale ir socialinėme tinkle 77.lt. Taigi, ką mes per pastarąjį mėnesį nuveikėm? Liepos 16 paskelbiau prašymo adresuotino vyriausybei tekstą, prašymą vyriausybei pateikėme. Vyriausybė persiuntė šį paklausimą energetikos ministerija vartotojams pateikė atsakymą. Šitas atsakymas, noriu pasakyti, mus kaip vartotojus labai tenkina ir patvirtina
tai mano anksčiau išsakytus teiginius dėl to, kad išmaniųjų apskaitos sistemų dėgymo procesas yra vykdomas neteisėtai. Liepos 23 dieną paskyroje Mozerio žinios paskelbiau prašymą adresuotiną įmoniai ESO, prašymą suteikti informaciją. Į šį prašymą įmonė ESO atsakė ir to atsakymo pagrindu aš paruošiau rugpjūčio 7 dieną paskyroje Mozerio žinios paskelbiau pretenzijos įmonė ESO tekstą ir vartotojai šią pretenziją jau pasinaudojo ir ją pateikė. Prieš tai dar Liepos 29 dieną paskyroje Mozerio žinios paskelbiau prašymo valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai. Pavyzdį, šį prašymą aš ir pats pateikiau valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai. Atsakymo kol kas dar nesulaukėme į užduotus klausimus. Ir ne tik užduoti klausimai yra, bet ir prašymas yra stabdyti išmaniųjų energijos apskaitos sistemų dėgymo procesą. Rugpjūčio 14 dieną, tai va, kai sulauksime atsakymo iš valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, atitinkamai to atsakymo pagrindu imsime sekančių veiksmų, visi jie yra suplanuoti, aš jų kol kas negarsinsiu, neviešinsiu, jums tiesiog reikia sekti paskyroje Mozerio žinios skelbiamą informaciją. Rugpjūčio 14 dieną dar vienas prašymas įmonei ESO, tekstas yra paskelbtas kaip pavyzdys, naudokitės, teikite ir va, tie žingsniai, kuriuos mes atlikome per pastarąjį mėnesį, yra tokie, bet jie toli gražu yra dar ne paskutiniai. Kaip minėjau, šiandien arba rytoj paskelbsiu tekstinę formą įrašą, kur paaiškinsiu dar detaliau, į vieną įrašą sukelsiu nuorodas į visus tuos dokumentus, pavyzdžius, kuriais jau aš dalinausi su komentarais ir paaiškinimais, ką po ko pateikti. Vartotojai, kurie to nepadarėte, galite įsijungti į tą procesą ir eikite nuosekliai pradedant pirmuoju žingsniu ir toliau, kaip yra pateikta mano paaiškinimuose. Ir dar esu gavęs tikrai iš jūsų nemažai nusiskundimų dėl to, jog įmonė ESO agresyviai elgiasi vartotojų, kurie nesutinka su tuo, kad būtų jų valdomose objektuose sumontuotas išmanusis energijos apskaitos prietaisas. Grasina vartotojams elektros energijos tiekimo nutraukimu, elektros energijos tiekimo apribojimu. Tai jeigu tie grasinimai yra žodiniai, nereaguokite juos, nekreipkite dėmesio, nes bet kuriuo atveju įmonė ESO, norėdama pasinaudoti jai suteiktą teisę, taip reikia pripažinti, kad formaliai jie tokią teisę turi apriboti arba nutraukti elektros energijos tiekimą. Tačiau bet kuriuo atveju įmonė ESO turi apie tai vartotojai informuoti raštu, įspėti ne mažiau kaip prieš 15 dienų. Jeigu jūs jau gausite iš įmonės ESO rašytinį įspėjimą, tokiu atveju praneškite man apie tai elektroniniu pašto adresu, kurį, kaip minėjau, jūs rasite šios laidos aprašyme. Tai tiek šiam kartui. Dėkoju esantiems kartu. Dėkoju prenumeruojantiems kanalą. Kaip minėjau, visiems prenumeratoriams elektroniniu paštu išsiųsiu informaciją apie tai, kokiamis sąlygomis jūs galėsite naudotis paskyroje skelbiama informacija ir tikėtis teisinės konsultacijos ir pagalbos įvairiais teisiniais klausimais nuo rugsėjo 1 dienos. Aš tikiuosi, kad jūs į mano pateiktą kvietimą atsiliepsite, mano pateiktą jums pasiūlymą priimsite ir mes toliau bendrausime, bendradarbiausime ir draugausime. Na, o šiandieną tariu ačiū tiems, kurie klausėsi ir nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Į greitų susitikimų.